Sveiki visi, atvykome į kaimą pažvalgyti, kas čia vyksta. Pastaruoju metu sklando kalbos, kad kaimo gyventojams tai sunkus laikotarpis. Teigiama, jog jie suduria su dideliais nepritekliais, skurdu, o išgyventi kasdien tampa vis sudėtingiau. Dėl pakalbėsime su pačiais gyventojais ir pabandysime įsiaiškinti, kas vyksta nuo miesto nutolusiame kaimelyje ir su kokiais sunkumais jie susiduria kasdien. Tai merai, parodykite savo kaimelį, kas čia vyksta, kodėl čia toks skurdas. Labą dieną. Tai jau atvykome į gerbiamą miesto Platrų kaimą. Ir čia gauna dažnus skundus, kad čia kandynas, čia tokie žmonės keisti gyvena, taip toliau ir taip toliau. Tai čia yra karšta zona nelaimų, depresijos, nepasisekusių gyvenimų. Ir kaip sakoma, čia labai ir policija šitą vietą labai baudžia, važinėja. Ne kartą buvo ne vieną benamį arba prisiglaudas į sulupus, užbaudus, neleidus išreikšti savo nuomonės. Tai vienu žodžiu, čia labai tokia karšta zona, tokių nepavykusių gyvenimų ir vargo labai sunkus laikai čia tam kaime. Tai va noriu žmonėm pristatyti šitą kaimą, kad va tokia vieta yra, reikia pagalbos. Reikia labai didelės pagalbos. Kaip suprantam, visas kaimas labai skursta. Labai skursta. Labai visi čia vargani, daugiausiai ringia ligoti žmonės. Tokie yra, kaip sakoma, nukentėję nuo gyvenimo ir labai reikia didelės pagalbos piliečių, gerbiamų žmonių miestų. Bet kokia pagalba labai bus naudinga ir, kaip sakoma, padės tiem varganiem žmonėm kaime. Tai nam pakalbinti pačius kaimiečius. Žinoma, galim. Išklausysime, ką jie nori pasakyti. O, einu. Taigi atvykome pas patį kaimelio seniūną, eisime pakalbinti jį. Einu. Atsargiai, labai žinokit senas. Čia tokios grindys, sakyčiau, kritinės Nu, būklės. tai čia taip žmonės gyvena, čia kaimas. Užėjom. Tikrai nebėdžiam, nes čia viskas atrakinta kaimas. Labą dieną. Sveiki. Kas čia vyksta? Seniūnai atvyko su medija į kaimą, nu tai... Tai gal reikėjo perspėti iš anksto? Su buteliu. Labai atsiprašom, bet mes norėtume jūs pakalbinti. Tai gerai, kalbinkit. Tai laukit, tai gal tada einam į lauką. Ar čia viduje norit kalbinti? Nu tai gal apsirenkit šiek tiek ir einam į kitų lauko pašnekį. Čia prastokas sąlygos, tai galim išeiti į lauką, kad gražiau Tai atrodo. išeikit į lauką, aš to apsirengiu, tuoj pat išeisiu. Gerai. Tai seniūnas, kas čia per... Tuoj palaukit, leiskit apsirengti. Kaip tuoj mat. Sveiki, seniūnas. Sveiki, labą dieną. Sakykite, kodėl pas jūs miestelėje toks didelis skurdas? Kodėl žmonės skundžiasi? Čia labiau ne miestelis, čia labiau kaimas. Skurdas pas mumis yra dėl to, kad mes visas savo lėšas, visus pinigus, ką turėjom, paukojom arenos atidarimui. Tai dėl to, kai sak, biednai gyvenam ir geriam iš skausmo, dėl to, kad neturim pinigų, o miestas mums nepadeda, o mes miestui padėjom. Tai va. Tai jūs jaučiatės pamirštas miestą? Ne tik pamiršti mes jaučiamės skriaudžiami, pas mus čia atvažiuoja ta grupuotė VVD ir pavogė iš mūsų, mes taupom tarą, kad priduoti gauti pinigų, nu, žinot, tos depozitą. Atvažiuoja VVD ir mūsų depozitą vagė iš mūsų atiminėja. Tai geriam dar daugiau, kad būtų daugiau depozito, o jie vis atvažiuoja ir atima tas VVD, tie gaujiniai, tai begėdžiai, visą tarą mūsų atima. Tai va. O tai jūsų gyventojams pakanka pinigų maistui, vaistams, drabužiams? Ne, nepakanka. Dėl to geriam iš skausmo. O alkoholiui pakanka pinigų? Tai alkoholis, taigi alkoholis, mano brolis, kaip nikotinas, vitaminas, visi vaikai vaišinas, taip ir mes. Alkoholis nekainuoja, alkoholis pigus. Dėl to ir geriam, kaip sakyt, yra kalorijų, tai ir atsigeriam ir pasimaitinam iš tą pačią, kad nesukūstume. Tai jūs čia tam kaime banditai, jaučiau, policija neįdomu kaime. Jo, policija neprižiūri, gaujos puola, atiminėja tarą iš mūsų, tai niekaip negalim prikaupti. Va ir žiūrėkit, yra mūsų kaimiečiai valiaudis, o ten va. Galit nueit paklausti, kaip žmonės jaučiasi.
kaimiečiai, tai galite užduoti klausimų, kokie rūpimi Tai klausimai. galime jums yra. pakalbinti jūs. Matau, gražiai geria. Sakykit, ką čia geria? Šnapso. Šnapsą. O tai Dieve. iš kur gaunate pinigų alkoholiui? Negaunu. O tai iš kur gaunate alkoholį? Tai randam čia kampe kokiam guliu. Metalą pridavinėjom į skūpkę, kokią skardinę dar priduodam. Depozitą priduodam rastą. Gėželį renkam. Galbūt galite papasakoti, kaip atrodo jūsų kaimo kasdienybė. Nu tai kaip atsikeliam rytas, rytukas vieną maktį, kitą maktį jau žiūrėk ant kojų atsistoja. O ką rytas prasideda nuo žvejybos, karosus gaudom, tai iš prūdo pas mus yra toks prūdukas. Ir vežam į Kalvariją priduot. Tai šiek tiek dirbat ir užsidirbat, taip? Na, tai čia toks labiau laisvalaikio praleidimas, nei darbas, sakyčiau. Duokit tėtą kokį litą, o pas mus čia, žinokit, vargas bėda pesa. O tai kas jums labiausiai čia kelia nerimą? Tai kad šnapso nėra. Skurdas gal, kad paduskutėna. Na. Užtenka jums pinigų vaistams, maistui? Neturim kuo žirgų šert. O kas? Vaistai, tai Kas tie trauklapį vaistai? susirandam dar Kas čia tie kažką. vaistai jau? Tai pas jūs neplinta jokios lygos? Čia alkoholio Ar net rūšis nežinot? Pas mus Nepažįstam vaistas mes nuo... Ne, Pas mus vaistas vienas nuo visų ligų, tėta. Jo. Žinom, Tai jūs niekada dezinfekcinis nesergat? Nu, Pas ne. mus kepenų cirozė labai populiaru. skystis. Jo. Jeigu Užkrečiama, matom, kad užkrečiama. bacila kabinasi, iškart imam iš kaklo ir ramu. Už giesmės iškart. Užmušamės. Žinokit, yra dar viena problema. Žveja. Kokia Pas- problema? Čia kažkokie sunkvežimiai važiuoja, kažkokias bačkas metai mūsų ežerą. Teršia vandenį kažkokiais žaliais kyšiais. Nes ešerys skundžiasi. Tai jūs net neturit švaraus vandens. Jo, eikit prie tilto, pamatysit ten kokias... Čerkauskai reikia parodyti žiniasklaidininkai ešerį. Ir Tai eikit, pasakys, kas čia blogai. Žinokit, kokios žuvis. Einam, einam. Pažiūrėkit. Parodysim ešerį Mm. kaimo. Legendinį ešerį. Čia žinokit, legenda kaimo. Labai retas reiškinys. Duoju aš rūkyti. Čia labai atsargiai. O tai jūsų ešerys gyvena vandenį? Tai čia žinokit, čia Nepalik parūkyt. Čia pamatysit. Žiūrėkit dabar. Stebėkit. Būna užkė. Retas reiškinys miesto. Kyla bangos, mesk. Kyla bangos, žiūrėkit dabar. Ištraukiu iš po švarko skvernelį. Prasuku. O. Makt. Laukiam, stebim, žiūrim. Tyliai. Tyliai. Bangos kyla. Kas ten juda? Va. Nevaidykit. Atplaukia. Tyliai. Makt. Čia visas monstras. Ešerį ramiai. Ešerį duosim šapso ramiai. Duokit jam. Kuo Ešerį greičiau. nusiraminkit. Porą žodžių Nusiraminkit. ešerį už Įpilkit jam, ko iš. Imk į burną ešerį įpila. Mak. Tai tu mendė imk į burną. Mak. Na, neina gyventi čia. Pila kažkokias žudas į vandenį. Ešerys. Nu čia gatavas ešerys bais. Tai jūsų ešerys gyvena vandenį dažniausiai. Nu tai Visada. gyvenam, tai ką jam daryti? O tai kaip jis išgyvena, kai visi teršia jį? Nu tai pilamės Mes jam jam biškiai šnapsą makt. įpilam. Nu, į tą biškiai žeruką. Tai jūs Neina pažiūrėkit gyventi. nuo radiacijos. Neina. Va. Sunku, matot jiem. Matot. Sakau, čia tam kaime yra sunku. Ir Gal jis žmonės net paveiktas kalba miesto. alkoholizmo? Ne, jis Ne, paveiktas. yra čia jį kaip tik teršalų. saugoja. Mes įpilam jam, Teršalų. kas yra iš gamtos, ne parduotuvinį. O tai alkoholis pavertė į tokį monstrą? Teršalai pavertė į monstrą. Jį kaip tik radiacija. ramina. Bet Jį kaip jo tik ramina. pavertė monstru. Moteris, tai čia. O tai kas tokį užaugino?
Ah, Mes įgydam, Bet tavo- Davonas? Neadekvatus. mes jiems suteikiam laimės, duodam iš nafso ir jisai nusiramina. Mes jam duodam gatavą rytų. Jo, Jis tik tuo ir gyvas. jo. jie jas nuo Viskas radiacijos pamojuoja, nupušęs, mešerio išplaukė jau. Neerzinam tų ešeriukų, paliekam Jis ramybėje. ir taip nuskriustas. Bet paskui nekimba. kviečiam miestų žmonės, kad čia paliktų kuo daugiau visokių turtų arba, kaip sakoma, pagalbos. Va. O kokios Paramos. pagalbos jums labiausiai Par- reikia? Bet Paramos. kokios paramos, bet kokios čia gali. Finansinis, bet kokios bet pagalbos. Galit po litą, galit po du. Jo. Tai kas pasikeis, jeigu jums žmonės aukos? Skurdas išnyks iš kaimo, Kaip visi sakoma, gyvens normalų gyvenimą. Bus laimingesnis gyvenimas ir taisysis kaimas į, kaip sakoma, litas prie lito, šešupinė upė, suvalkas ne žmogus. Žmogus? A ką tu galvoji? Planuojat kada nors restauruoti tos namelius, nes jie jau kritinės būklės. Tai va, tame ir esmė reikia, nes pūva, reikia kuriančią labai daug pinigėlių. Mano manimu, ten pavojinga žmogui gyventi. Nu, Ir Ten ten viskas labai atrodo, kad smarkiai greitai didelė. gali griūti. Bet tame esmė, kad jau žmonės gyvena ir suprantat, va, pavojinga, sako, tai va, grėsmė, tai kaip sakoma, laukiam tų tokių special donorysčių, tokių rėmėjų šitam varganai miesto dalykų, kad padėtų žmonėm, kad jie būtų drūti sveiki ir jų gyvenimas spindėtų, kaip ta saulytė dangoje spindi kiekvieną rytą, dieną ir vakare nusileidžia. Tai kaip sakoma, padėkit. Palauk, o galiu pakalbinti ar šitą turtingiausią panelę? Čia galit dar pakalbinti moterį va, ant galo. O tai kas šita panelė? Ar jinai nebus... Čia močiutė, čia tokia. Močiutė. Ar jūs nebūsite turtingiausia ponė šitam kaime? Tai jų vaikai. Jūs turbūt geriausiai mokat taupyti. Panašiai. Tai kad vaginai iš visų prašo ir prisiprašo. Mes ją globojam. Jo, nerenka iš visų gitarą pizdina, nu. Depozitą vagia irgi, kaip ir VVD vagia iš mūsų, taip ir, o jinai gražiai vagia, nu. Iš aprangos, tai manyčiau tikrai turėtų turėti pinigėlį. Humanų, jeigu sakoma, pigiai ir sau gali išrinkti, jeigu nori tokią suknelę. Visas Nu. kaimas, jie Supratau. rūrina ir mindį. O ką tu galvoji? O tai močiutė išgerėt kartu šitais vyrais? Ir ne tik išgeria. O būna, kad jie nusiprausia ar niekada nesiprausia. Čia maudosi. Čia maudosi šitam užterštam vandenį. Čia jie Supratau, tą gerai. ešerį labiausiai prigąsdina. Taigi jinai ir putka čia pat plauna, ką tu čia dabar šitam murzinam vandenį. Kokie mes švarus, tokie ir putka tavo švari, čia visi vienodai. Aha. Nu. Ką čia? Gerai supratau situaciją, tai einame toliau. Sakykite, kaip pas jūsų šildymą. Šalam, nu. Sunkiai. Šalam. Bet aš kaip Yra- meras O tai bandysiu va, atsukti šitą seną bačką šildymo, kad kaimas užšustų ir kad būtų žmonėms šilta ir nevargtų. Neskundžiasi čia pelėsiu, šiluma, o visus va trobas reikia kuriant nesapūs ir tos pelėsius. yra buvę, kad tokių atvejų, kad žmogus nušalo ranką ar koją, pirštus, Tai ne kartą? nosį, Ne vieną kartą. Ne ne kartą? vieną kartą. Tai ne va, tik kaip pirštus. meras dabar eisiu atsuks šildymą kaimą. Va, pagaliau. Eina meras, Mm. eina meras. Atsukit Eina, deputato eina. narį, šnapsų dar atsukit. Ah, Och, tu kurva, blėt. Tėvai. Tėvai, gyvas. Tėvai, o tu mane pisai. Bobur, kurva. Ir jums viskas yra. Tėvai. Meras, kas nutiko? Greitai, Davai. greitai. Greitai, pirmą pagalbą irgi. Užpila Tai mać. Alio, taip, medikai atvažiuokite, nes susprogo kažkoks dujų Reiks- balionas mūsų, reiks- nevaryk pagalbas. Greičiau, nes žmonės apdegė kontuzite.
Taigi, užbaigiant šį interviu, noriu pasakyti, kad šiame kaime žmonės kasdien kovoja ne dėl patogumo, o dėl išlikimo. Jiems trūksta pačių būtiniausių dalykų - maisto, šilumos, saugumo jausmo. Jei galite, padėkite. Visos aukos yra laukiamos čia, kaime. Kviečiame atvežti maistą, drabužius ar kitas reikalingas priemonės. Net maža pagalba čia reiškia labai daug. Nepravažiuokite pro šalį, atvykite ir tapkite viltimi tiems, kuriems jos šiandien labiausiai reikia. Iš anksto dėkojame visiems prisidėjusiems prie kaimo gerovės ir ačiū, kad žiūrėjote. Už gatavą rytojų. Aš rytoj gatavo. Už negyvą tėvą. Kad tėvui būtų lengva žemelį. Eikit, šiek tiek nugalt, na, šiek noriu.